How you doing? Sveikas. Sveiks. Rimvi? Kaip? Rimvi sakau. Taip. Aš labai trumpai, žiūrėk. Na, Dėl danguolės. kokios danguolės? Mergaitės, merginos. Tai aš šiaip ne vieną pažįstu ją. Nu, danguolė, su tavo simpatija, ką žinau, jūs draugaujate ten ar ką. Aš norėjau tiesiog įspėti tave, supranti. A ne? Nu, kaip įspėti? Nei čia, žinai, ranko musikuosiu, nei ką. Tiesiog norėjau pasakyti, kad patildytum dabar savo tą traktorį, kur užvedęs ir paklausytum manęs. Ne, aš užvedęs jau ką. Nu, ką žinau, kas ten užvedė, nes girdisi, kad grinai kažkokiam kaimės. Klausyk, Rimvi, esi maladėts, matau, ir galėtumėm mes ten bakuriukai sugert kada ir panašiai, bet aš tiesiog normaliai dabar paprastai sakau, nu, nebečiešink tos danguolės girdi, nes man jį patinka, aš noriu pas savo sparnelių turėti. Tai turėjo, kas to neleid. Ne, tu, man tai viskas leidžia, aš tiesiog girdėjau tokios kalbos eina, kad tu čia su jie kažką ten darai, čia čiešini, ten draugauji, nedraugauji, nesuprasi. A, tai blogas kalbas tada nugirdėjai. Tai tipo nieko tarp jūsų nėra? Aišku, kad nėra, pažįstami kaimynai ir viskas. A tai tau jį net nepatink? Ką? Tau jį net nepatink, sakau? Nu kaip, patinka kaip draugė ir viskas, nu, kas mes kaimynai esame, tai kas daugiau gali būti. Nu ką žinau, tai gali sesė ir brolis susimės, žinai, tai kaimynai, tai čia giniai. Na, tai. Nežinau, daugiau tai nieka. Ne, Rimvi, tu normaliai pasakyk, supranti, aš nenoriu, kad čia po to... Ne, tai aš normaliai sakau. Nes aš su danguolė kalbėjau, supranti, man jį pati prisipažino. Jį pati dabar yra pasimetus tarp manęs ir tavęs. Tai aš noriu susiaiškinti, nu, ta prasme, ar aš esu tas bachūras ar tu. Tai jeigu tu kažką ten irgi ruošies. Tai esi tada tu, nes aš tikrai nesu. Tai tu net ne čia... Nu, tai kodėl man tada kažką sako, supranti, aš dabar pats nebesuprantu jau. Koks čia čiešinės, kada aš ją parašiau kažkada. O į ką tau atrašė? Rodo koks jausmus, kažkas vyks tarp jūsų. Kelis kartus susirašėm ir viskas. Nu, nieko nebuvo. O kibrikštėlė yra kokia, tu nejauti? Nu, kad ne. Rimvi kažką čia knisi protą man. Neturiu dėl ko knisti. Ne, nu... Esu toks žmogus, dėl ko neturiu ką knisti. A tu turi kitą gal? Nu, tai gal ir tur. Ne, tai tu pasakyk, jeigu turi man bus ramiau tada. Dabar, žinai, priešnekėsi po to, žiūrėk, kaimynė, tai tu tai arčiau gyveni, naisi dabar ir pervirsi ant šieną, žinai. Ne, gal nepergyventi. Tai turi kitą, ne? Na. Ach, tu žuleks koks, matai, tai su vienu momentu su keliom varai. O kaip tu taip gali? Sakau, gali būti dėl to ramus, o tada ten aš jūsų reikalus netikišu. Ne, tai nereikia man kištis, ta prasme. Jeigu būtum pasakęs, kad tau jį patink, kaip tu jai patinki, tai aš būčiau sakęs, okei, viskas okei, aš suprantu. Nes, supranti, iš kalbos gavosi taip, vakar čia mes rimtai kalbėjom, kad jie apsiverkė ten ir sako, blemba, aš myliu Rimvydą, o man jokių jausmų nejaučia. Nu tai aš kaip bachūras pradėjau, žinai, čia dabar kelt bangas. Tai, bet jeigu tu irgi nieko nejauti, nu tai viskas ramu tada. Nu tai aišku, kad ramu. Tai jokių jausmų nėra, meilės nėra absoliučiai, ne? Man tai iš mano pusės, pavyzdžiui, tikrai nėra. Nu, supratau. Na taip. O kaip, nu, o kokios žinutės ten prašai, gal kažką rašai tokio? Kad ta prasme, ką tokia? Nu ką, žinau, sakai, porą žinučių susirašym, tai gal rašai mažiuk ten, kodėl tave dabar įsikliopina, aš nežinau. Ne, tikrai ne. Supratau. O ką veiki dabar? Nieko, dirbu laukus. Traktorių vairuoja, ne? Na. O girdi, kelių bėgi tas traktorius yra? A koks tas skirtumas? Nu įdomu, aš niekada traktorių nesusidėjęs. A. Kiek bėgi traktoriui? Traktorius kaip traktorius. Nesakau, kiek bėgių turi traktorius? 9. 9. A tu moki vairuoti traktorių? Ne, ūkinis nemokės. Nu šaunuolis, klausyk, tai duok aš tau paplosiu. Zip FM. Rimi, čia radistai iš Zip FM. Aišku. Nu, aišku, neaišku, aš nežinau, žinok, iš tikrųjų, tavo kaimynka, danguolė, Aha. nėra paprasta kaimynka, kaip tu sakai, kad, tipo, jūs čia tik tai kaimynai, bent jau iš vienos pusės. Dabar jį rausta ir užsikimša ausis, aš ko gero įsivaizduoju, nes jį man parašė laišką ir aš turėčiau atskleisti tą, aišku, turinį, nes, nu, kažkaip taip būtų dabar teisingiausia, manau. Jį rašo, sako, bendrauju su vienu vaikinuku, bet manau, kad aš ne viena jam patinku. Aš jį labai myliu, bijau praras, norėčiau su juo draugauti, bet bijau jam tai prisipažinti.
Rimvi, ką tu į tai? Ką? Ką tu į tai, sakau? Ogi nieko. Sėsi į traktorių, jungsi 9 karonkę ir važiuosi toliau be parkio, ne? Tai taip. Nu, tu žiaurus, galiu pasakyti, žiaurus tikrai. Daužai mergaičių širdis, galiu pasakyti. Niekas nedaužau. Nedaužai. Na, O dabar nueitum gėlių, nupirktum arba nurautum iš lauko, perneštum danguolį, pabučiuotum, sakytum, viskas gerai, mažutė, mes būsim kartu. ne. Ne, į padėjo ragelį. Danguolė, būna tų meilių, bus ir daugiau. Linkiu surasti tau tą vienintelį. Nebe traktoristą, o gal kažką iš miesto. Na tai, Rimvidai, kaip elgėsi su merginom.